Kaip manote, ar lietuviai prisišnekės ir Lietuvoje bus karas? Rimta tema. Ne lietuviai, čia ta mūsų valdžia išdavikų. Na, jie vis dėlto lietuviai, Eduardai. Nu tai taip, Lietuviai. ne, jie atskira priedermė, išdavikai. Išdavikai bet kokioj tautoj gali būti. Mes juos ant savo galvos užsileidom. Aš iš tikrųjų tai bijau šiuo požiūriu. Nu, bet mane palaiko, kad pozityviai palaiko, ar ne? Kad Amerikoje Trumpo pozicijos yra labai stiprios, Trumpo kaip kandidato prezidento rinkimuose labai stiprios, Europoje pozicijos opozicinės, kur tikros opozicinės jėgos. Tai jos prieš karą ir prieš tą pinigų tratinimą ir brolžudišką karą Ukrainos teritorijoje irgi pasisako. Ir kadangi sinchroniškai tuo metu ir globaliu požiūriu žiūrinte ir musulmonų, arabų ir Izraelio konfliktas įsiplieskęs ir ten nieks nemato, kad ten tūkstančiai civilių nekaltų žmonių žūna. O LRT kiekvieną dieną skelbia, aš žiūriu tekstinį pavadinimą, ar ne, jų video, ne video, o jų tinklalapyje. Va vėl paleido 10 bombų, raketų ir dronų ir 3 civiliai žmonės žuvo. O kad tūkstančiai yra žuvę Palestinoje, tiesiog keligubiai kriterijai. Tai šitam kontekste žiūrint, aš taip noriu tikėtis, kad iki gegužės mėnesio dar tas karas neprasidės, o tada bus jį galima sustabdyti Lietuvos žemėje. Gal kitur dar ne, bet Lietuvos žemėje bus galima sustabdyti.